žmogui, kuris pradeda buriuoti, ar pakanka vieno plaukimo, kad jisai susirgtų tą buriavimo ligą? O kai kuriem pakanka. Jis jeigu pakliūna į situaciją, jam biški ten jisai žuvytės pašeria ir jam tada dingsta visa romantika ta jūra. O iš tikrųjų aš ir pats. Bet aš pasilikau Rupūs Miltai, nesirgau jau daug, jau antrus metus prieš ties Nidą, panardėm gerokai, išlipam į seną jachtą per Giuntas, tada dar Neringais vadinasi. Ir va viduj tie kvapai tokie normalūs ir 3 vaikai mes 9 buvom, 3, kurie nardėm, visi rikiavom, kokpite gražiausiai savo ir pašėrėm žuvytės. Tai pabėgau iš jachtos, įlindau su fofaike. Iš vyro krūvą, tas buvo prieš 53 metus. Įsibėgojau, iš šito vėl reikia plaukti. Nu ir nieko, va, dar kartą pašėriau ir paskui tik 2 kartus bešėriau. Tai dabar, kaip suprantu, iš tokios kalbos reikėtų jaunam žmogui išsigąsti, kad buriavimas yra tik tai žuvyčių šėrimas. Ne, nu matot, kodėl. Yra pasaulis nuostabus, jūra dar nuostabesnė. Ten matai to, ko krante niekad nepamatysi, ypač mieste. O be to yra pats nusistatymas, pats noras. Buriavimas nėra toks, kaip rodo, kad guli ant gražios damos, supranti, su ten lolos silikonai, supranti, gražiai įsivarčiusios. Va, ten yra tokios duonos, tikrai, kai gali ir pagulėti, ir pailsėti, ir yra tada, kada keikėsi gulės jau ten viduj, kada tave tranko daužo ir galvai, kurių velnių aš ten trankausi tą jūrą, supranti, ką mažai to buvo 50 metų. O dabar grįžtant prie jaunimėlio, ar buriuoti gali visi? Visi. Reikia tik noro. Praktiškai ypatingų, tai aišku, kuo jaunesnis pradeda, tuo jam lengviau. Vyresnio amžiaus žmonėm jie turi adaptuotis. Tarp kitko yra gan sudėtinga pati pajusti, nu taip ir yra. Vieni turi tą niuchą, mes sako, tą vėjui, kiti nelabai turi. Toliau priimtinumas, terminų krūvos yra. Va, tą viską reikia išmokti ir tu per sezoną kitą atsiminsi. Nu kaip ir, iš tikrųjų reikia pabandyti. Kas yra gražiausi 3 daiktai pasaulyje? Nu, ten vieniems stebuklai yra iš tikrųjų tik 3. Tai yra šokanti moteris, šuoliojanti žirgas ir jachta pilnomis burėmis.